Radio namai valio. Radio namai valio. Radio namai valio. Bum, bum. Sveiki, mėly klausytojai, šiandien Radio namų komanda sveikinasi su jumis iš miesto Kupiškis. Na, čia yra tik vienas, tik aš atvykęs Vaidas, bet taip pat turėsime vėliau klausimų ir iš kitų žurnalistų likusių Vilniuje. Jie tikrai išgirsti ir jų balsus. O dabar sveikiname su fotografe Diana. Na, pristatykite. Labą dieną, esu Diana Gurbytė iš Kupiškio. Esu mėgėja fotografė. Man patinka fotografuoti. Fotografuoju su fotoaparatu skaitmeniniu, su telefonu. Fotografavimas man yra pomėgis. Atsipalaiduoju fotografuodama. Patinka būti gamtoje, pasivaikščioti, pasigrožėti gamtos grožį, įamžinti gražias nuotraukas gamtos. Čia yra mano pirmoji parodėlė, mano pačios fotografuotos nuotraukos. Pasigrožėkite. Antroji mano parodėlė Kupišky, mano pačios fotografuotos nuotraukos. Šią nuotrauką fotografavau pati Kupiškio mariose. Su šią nuotrauką dalyvau konkurse ir laimėjau 6. vietą. Gavau ir padėką. Dabar parodysiu savo nuotraukas fotografuotas Kupiškio mariose. Ši kriauklė fotografavau eidama Kupiškio mariose saulėtą dieną ir norėjau įamžinti. Šis vabaliukas irgi buvo fotografuota Kupiškio mariose. Norėjau įamžinti gražią akimirką. Šis vabaliukas irgi Kupiškio mariose fotografuotas. Mes irgi tokių labai turim, ant vabalų viešbutį labai daug lankosi. Va, kokią grožę radau Kupiškio mariose. Ant aguonos vabalėlį. Va, kaip gražiai žydi. Kupiškio mariose gėlelė. Laumžirgį. Ar pažįstat vaikai laumžirgį? Ši gėlelė buvo ilgai fotografuota, kol pagaliau pagavau gražią akimirką. Boružėlė, 7-taškė Kupiškio mariose. Kriauklė. Kriauklė netgi atsidarė man, kai tik tai vandenį pašlakščiau kriauklę. Ši gėlelė buvo fotografuota lietuje. Vabalėlis, mažas vabalėlis. 2 drugeliai Kupiškio mariose, kaip gražu. Čia jau atėjo naujas modelis. Gėlytės, mėlynos gėlelės. O čia parodysiu tokias mažutės nuotraukytės irgi mano pačios fotografuotas, va taip. Pasižiūrėkit. O šią nuotrauką prieš fotografuodama pati sukomponavau, sukūriau puokštę ir va gavosi tokia mano nuotrauka Kupiškio mariose. Va, fotografavimo procesas va taip vyksta. Galima fotoaparatais, galima telefonais. Dabar stebime, kaip bando pagauti štai kamanę ant gėlės. Labai jos sprunka visur. Ar pavyko ką pagauti? Ne. Bandom kitai vietai. O šitą ramesnė. Aš čia irgi nenubaidysiu. Kokia rami šita. Prie pat prisileidžia telefoną. Gavau
Ką? Fotografavau. Nežinau, ar čia matysis. Ai, matosi, aha. Na, o su fotoaparatu labai skiriasi visas darbas, negu su telefonu. Skaitmeninį fotoaparatą reikia nustatyti programėlę. Dabar fotografuosiu bitutę stambiu planu, tai va nustačiau stambiu planu ir va su šituo va mygtuku paspausiu. Ir čia rodo, kas nusifotografavo. Taip, gali parodyti. Bet nežinau, ar matysis. Gal. Nežinau, ar matosi. Nėra to. Sužinosim vėliau. Turi klausimą. Fotografuoju palmes. Va. Ar palmes klausia, ar fotografuoja? Geras klausimas. Taurai, tu ko nori paklausti? O kaip jie pamato tokius mažus skruzdėlytes? Labai geras klausimas. Paklausk fotografės, kaip ji pamato mažus vabaliukus. Taip, mažus skruzdėliukus. Palmes nefotografuoju, nes neteko man matyti gyvai. O kitas atsakymas būtų apie vabaliukus, kaip aš pamatau ir kaip nufotografuoju. Vabaliukai mažiukai, jie lakstantis, bėgantis, būna ir spalvoti. Taip ir pasižiūriu, pasilenkiu, tenka ir atsiklaupti ir su telefonu arba su fotoaparatu pritraukiu ir nufotografuoju gražią akimirką. Ką nori paklausti? Kaip nufotkint žogą? Kaip nufotografuoti žiogą, vaikai nori paklausti, matyti, nes jis labai šokinėja, taip? Jo, tai gali Įdomu, kaip jį... ar bus tamsu. Va, Jurgina. Medžius. Kaip medžius fotografuoja? Aš, pavyzdžiui, norėčiau paklausti, kaip jį fotografuoja naktį, ar matosi naktį kažkas? Žiogus teko fotografuoti ir papasakosiu, kaip tai galima padaryti. Jeigu žolėje pamatysi žiogą, svarbiausia nebėgti, kad nesigirdėtų žolės judėjimas. Labai atsargiai reikia prieiti arba iš toliau ir bandyti fotografuoti, pagauti tą gražią akimirką iš vienos pusės, iš kitos pusės, atsiklaupti, atsigulti, visaip bandyti ir nufotografuoti. Sėkmės! Medžius naktį teko fotografuoti, bet nėra taip ryšku ir nėra tokios geros kokybės kaip dienos metu. Fotografuoja ugnikalnius. Ar ugnikalnius fotografuoja? Benas nori paklausti? Ar fotografuojat namus? Ar namus fotografuoja? Taip, Nojau. Ar fotografuojat kareiviukus? Ar kareiviukus fotografuoja? Adelina turi klausimą? Ar jūs fotkinat kalnus? Kalnus ar fotografuoja kalnus? Puiku. Ugnikalnius ir kalnus neteko fotografuoti, o pastatus, namus taip, nes Kupišky yra labai gražios vietos, kuriuose galima pasivaikščioti ir įamžinti gražias namų pastatų akimirkas. O jūs tu pakuojat kaip ten dinozaurus? Ar dinozaurus fotografuoja? Dar galit paklausti vaikai apie spalvas fotografiją, kaip mato spalvas, ar kiek fotoaparatų turi, norit Herkų paklausti? Ar fotografuoja banginis? O, ar banginis fotografuoja? Įdomus klausimas. Jurgis, ką nori paklausti? Ar fotografuoja bibliotekos vidų? Va, ar bibliotekos vidų. Benai? Ar fotografuoja žmonės? Geras klausimas, nors jinai sakė, Vaidotas labiau gamtos fotografija, jį fotografuoja vabzdžius ir gamtą. Taip, Taurai? O kaip jinai atskiria
Geras klausimas. Kaip neatskiria, nes jie labai greitai eina. Kaip atskiria vabalus, taip, pavyzdžiui, nufotografuoja ir iš kur žino, koks vabalas, taip? Dinozauras ir banginis neteko fotografuoti. O norėtumėt? Būtų įdomu pabandyti, kaip gautųsi. Žmonės taip teko fotografuoti, įdomu pabandyti, kažką paeksperimentuoti. O ar bibliotekoje vidui teko fotografuoti knygas, tai galiu pasakyti, kad Kupiškio bibliotekoje buvo mano paroda, kurioje ir buvo mano fotografuotos nuotraukos parodytos. Tai teko lankytis bibliotekoje. Noriu paklausti. O kaip fotografuoja ryklius? Ką tokius ryklius? Aš nežinau, ar jų fotografuoja ryklius, paklaus. Eva, ką nori paklausti? Ar fotografuoja vaivorykštę? Ar vaivorykštę fotografuoja? Ar dar vaikai turit? Jurgis turi klausimą, susikaupkim, Jurgi, ką O nori? kaip fotografuoji... pamiršau. Aš tai norėčiau paklausti, kiek, pavyzdžiui, fotografija turi fotoaparato, ar su vienu fotografuoja ir skirtingi. Herkus nori Ar paklausti. fotografuoja langus? Va, langus ar fotografuoja Jurgi? Ar fotografuoja gražius medžius? Pavyzdžiui, kaip rožės. Dar kažką norit, pavyzdžiui, apie spalvas paklausti fotografijos, arba kiek metų jų fotografuoja, ar vaikai gali būti fotografai? Tauras, pakelkit ranką, tau O vaikai. būna tokių gyvūnų, kurie didesni už žmonės ir taip tada nufotografuoja. Kaip telpa į nuotrauką visas. Geras klausimas, ačiū Taurai. Vaivorykštę teko fotografuoti, labai patiko. Reikia fotografuoti iš toliau, kad matytųsi visą dydžių, o jeigu nori labiau matyti spalvas, pritraukti kuo arčiau ir matosi visas gražus vaizdas. Na, pro langą fotografuojant matosi visą vaivorykštę, ar tenka išeiti į lauką? Geriau išeiti į lauką. O jeigu norint fotografuoti per stiklą, tai labai gražiai gaunasi lietuje. Galite pabandyti. Fotografuoju maždaug apie 10 metų. Ir fotografuoju ne tik tai su telefonu, bet ir su 2 skaitmeniniais fotoaparatais Nikon. O kaip galit nufotografuoti medžius, jeigu ten yra net ir genių? Va, kaip medyje gali genį užfiksuoti. Į medžius nelipau, nieko nefotografavau, genį mačiau, bet neteko nufotografuoti. Gal kada nors pavyks nufotografuoti ir įamžinti gražią nuotrauką. O vaikai, pavyzdžiui, man iškilo klausimas, ar fotografai gauna pinigus, kad fotografuoja. Kaip galvojat? Ne, bet aš dar vestuvės fotografuoju. Va, dar vestuvės fotografuoti. Kažin, ar šita fotografija gauna atlygį už savo nuotraukas? Vaida, tai paklausk, man įdomu, ar jinai tiesiog savo malonumui fotografuoja, ar jinai būna profesionalių fotografų arba mėgėjų fotografų? Aš esu mėgėja fotografė. Iš manęs yra nupirkę keletą mano pačios fotografuotų nuotraukų. Ir tos nuotraukėlės yra įrėmintos ir pakabintos Kupiškio grožio salone. O kaip gali nufotografuoti kalėdų senį, jei jisai labai aukštai? Kalėdų senelį būtų įdomu nufotografuoti iš toliau, bet būtų labai sunku. O kad nufotografuoti, reikėtų daug kartų bandyti fotografuoti ir kad išeitų pati gražiausia nuotrauka. Tai dar priartinti būtų gerai. Ar fotografuoja gražius augalus? Va, gerai. O gal norit paklausti, ar jie atvyktų pas mus nufotografuoti, pavyzdžiui... O kaip jie pamato, kad yra ant gėlių maži spygliukai? Man patinka fotografuoti augalus. Labai. Ir gaunasi pačios gražiausias nuotraukos. O kad būtų dar gražiausias vaizdas, reikia priartinti ir matysis visi spygliukai, visi lapeliai, visi žiedeliai ir vabaliukai. Atvyksi pas mus nufotografuoti vabaliukus, nes mes turim vabalų viešbutį. Taip, tai galėtų juos užfiksuoti, taip? Taip. Ar jinai atvažiuos nufotografuoti šito medžio?
mūsų grupiai, taip, mes auginam medį, papasakok plačiau. Rožė. O tu norėtum ją įamžinti? Supratau. Ačiū už įdomus klausimus, patiko. Džiaugiuosi, kad uždavėt man klausimus ir tikiuosi jums patiko mano atsakymai. Už kvietimą. Ačiū, kad pakvietėt. Palei galimybės žiūrėsiu.